Jungtinės karalystės vyriausybė siūlo naujus pakeitimus, kurie turės tiesioginį poveikį smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Pagal šiuos planus vadinamosios close companies, tai yra įmonės, kurias kontroliuoja nedidelis skaičius akcininkų, dažniausiai patys savininkai ar direktoriai, privalės teikti daug detalesnę informaciją apie visus sandorius su savo dalyviais. Pagal naują tvarką, kiekvienas sandoris tarp įmonės ir jos akcininko ar direktoriaus turės būti deklaruojamas mokesčių inspekcijai. Tai reiškia, kad įmonės turės pateikti konkrečius duomenis apie kiekvieną operaciją, sandorio sumą, datą bei gavėjo informaciją. Kitaip tariant, nebebus galimybės bendrais skaičiais ar apytiksliais įrašais uždengti pinigų judėjimą. Viskas turės būti aiškiai dokumentuota. Šie reikalavimai apims įvairius finansinius veiksmus: paskolas direktoriams ar akcininkams, pinigų išėmimus, dividendų išmokėjimą, turto pirkimą ar pardavimą tarp įmonės ir savininko, taip pat kitus vertės perdavimo atvejus. Iš esmės, bet koks pinigų ar turto judėjimas tarp įmonės ir jos kontrolę turinčių asmenų taps matomas ir tikrinamas. Pagrindinis šių pokyčių tikslas – sumažinti nesurinktų mokesčių dalį. Smulkus verslas sudaro reikšmingą dalį vadinamojo mokesčių tarpo, o viena didžiausių problemų yra būtent nepakankamai skaidrūs sandoriai tarp įmonės ir jos savininkų. Šiuo metu mokesčių inspekcija ne visada turi pilną vaizdą apie tai, kaip ir kada pinigai juda. Todėl nauji reikalavimai leis tiksliau stebėti situaciją ir greičiau identifikuoti neatitikimus. Verslui tai reikš vieną dalyką – daugiau administracinės naštos. Įmonės turės tvarkyti apskaitą kur kas detaliau ir realiu laiku. Paprasti apytiksliai įrašai ar pasitaisysim vėliau požiūris nebeveiks. Kiekvienas sandoris turės būti pagrįstas ir tinkamai užregistruotas. Kartu didėja rizika gauti baudas. Netikslūs duomenys, praleisti sandoriai ar netvarkinga apskaita gali sukelti papildomų problemų. Tai reiškia, kad įmonės savininkai turės būti daug atsargesni, tvarkydami įmonės finansus. Dar vienas svarbus aspektas – mažėjanti lankstumo zona. Daugelyje smulkių įmonių įprasta gana laisvai naudoti įmonės pinigus, tačiau tokia praktika taps daug rizikingesnė. Skirtumas tarp asmeninių ir įmonės finansų turės būti aiškiai atskirtas, nes kiekvienas judėjimas bus matomas ir tikrinamas. Nors šie pakeitimai dar yra svarstymo stadijoje, kryptis jau aiški – kontrolė griežtės. Įmonėms, kurios jau dabar turi tvarkingą apskaitą, didelių problemų kilti neturėtų. Tačiau tiems, kurie iki šiol dirbo laisvesniu režimu, teks rimtai peržiūrėti savo finansų valdymą.